jumis yra OX Trades ir šiandien apžvelgsime Bitcoiną, Dogecoiną, Agent, ADA, XRP ir jo. Tai kas dabar vyksta su Bitcoinu? Su Bitcoinu yra realiai du scenarijai. Jo, by the way, esu short'e, informavau savo Discord'ą 4:58 minutės. At the moment we have support, but too many longs is opening. Ką tai reiškia, tiesiog šitoj vietoj buvo... turėjom irgi neblogą supportą šitoj vietoj, bet tiesiog man buvo per daug longų atsidarančių ties lows, tai jo, order flow atrodo šiek tiek bearish. Ir kitas dalykas, dėl shortų įdomiai atrodo value area high su anchored VWAP nuo vakar high, nuo vakarykščio high, ne? Tai realiai turėjome 120 032 120 000 įveną, ne? Tai realiai setupas duotas, ne? Tai jo, bet ir nemaniau, kad gausim tą pumpą, bet išėjo gauti tą visą pumpą. Tai realiai kas įvyko irgi šioj vietoj, irgi jūs matote, kur mūsų anchored VWAP, nuo high, boom. Anchored VWAP, value area low, 120 000, ne? Kol kas yra resistance. Jo, šiaip galėjom paimti tą longą, bet aš tiesiog neįmiau, nes man nepatiko order flow. Jo, tai grįžtant prie aplamai in general, kas vyksta, ne? Gavom acceptance ant gal į range, pirmas dalykas, ne? Value area high, net laikė. Gavom acceptance back. Bet aš nesakau, kad tai yra ganėtinai bearish kol kas, kol mes turime šitą supportą. Ne, tai yra realiai ketvirto veivo supportas, 382 ganėtinai nice, visai gražiai atlaikė visą move. Kol kas jo, esam ir šio, kodėl namai tada esu aš long, jeigu kalbė čia apie galvojate apie aukštesnės kainas. Tai dėl to, nes aš noriu hedginti save, nes turiu atidarytų longų. Turiu šitą longą atsidaręs, turiu ir šitą longą atsidaręs. Tai jo, tai vien tik dėl to iš esmės, ne? Bet, jeigu pradedam lūzinti, nereclaiminam value area high, nepadarom 5-wave move up, tai jo, tai yra didesnė probability, kad pamatysime kažkokį move down, ir kaip jo, ir kaip tai galėtų atrodyti, yra tikimybė, kad kadangi palėtėm 886 ir iš esmės 0.9 FIBA, jo, ir palėtėm 0.9, tai yra Elliott Wave flat targetas, iš esmės, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai gali būti, atrodys kažkaip šitai, bet tai nereiškia, kad mes nepasieksim all time highs. Ne? Tai jeigu mes ir gausim tokį ganėtinai deep pullback, ne? Tai aš neskau, čia dumpas, aš labiau tai vardinčiau kaip pullback, tai jo, tai būtų tik dar viena buying opportunity, ne? Apie 110 000 give or take. Galim šiek tiek ir front runninti tą low, nebūtina iš tikro, nes kol kas dar neaišku, reiks tiesiog skaičiuoti local struktūrą. Jo, galim ir tokį dalyką padaryti, ne? Tai didžiuma traderių būtų missing out of opportunity, nes nerealizintų, kad tai gali būti tiesiog flat scenario, ne? Ir mes vėl į viršų, ne? Arba pradėtume range šitoj vietoj triangle formation. Vis tiek, kad ir gautume move down in 5 waves, tai būtų ganėtinai bullish, nes visą tai galima skaičiuoti kaip double zigzag arba ABC, labai didelė ABC. Bet kol kas aš vis dar duodu šansą buliam, nes iš esmės dar kol kas šitas 5-wave countas nėra invalidatintas, ne, bet tiesiog aš noriu būti pasiruošęs.
Tai va, tie, kurie nėra pasiruošę, jie ir pralaimi markete, ne? Kadangi dar palėtėm 886, tai iš esmės yra highest probability, bet kokiu atveju paimti šitą high anksčiau ar vėliau. Jo, poolas buvo darytas nuo high iki low. Tai va, ką čia darim pasakyti. Jeigu pradėsim lūzinti point of control, tai yra šitas raudonas 117 tūkstančių, 118 gyvartika, ne? Tai labai yra high probability, kad nukeliausime iki value area low. Jo, tai ir šiek tiek žemiau gali būti, nes šiek tiek žemiau yra šiek tiek geresnio supporto negu longam, negu dabar turime, ne? Tai kas yra šiek tiek žemiau, tai turime value area low, turime weekly naked point of control, daily levelį, plus dar turime CME gapą, kuris būtų irgi įdomus targetas, vienas iš targetų, ne, 117 400. Jo, tai turėkit omeny. Šiaip 786 šiuo atveju turi ganėtinai stiprų confluence weekly, daily point of control, vadin tokį confluence man ir labiausiai patinka, kai yra tight range'as ir daug levelių. Tai va, kaip ir minėjau, dar kada pasikartosiu, jeigu nesugebam reclaiminti value area high, tai greičiausias atvejis, kad lūzinsim, kad pradėsim eiti šiek tiek žemiau, jeigu lūzinam point of control, value area low tada ir jo, ta prasme, ir bus arba paimti lows, arba frontrunninsim tos lows, ne? Tuomet greičiausiai, aš manau, dar sunku sakyti, bet jo, įmanoma, kad ir paimsim tos lows, nes yra žemiau tų lows irgi point of interest levelis visai nieko, kuris būtų irgi labai įdomus man asmeniškai. Tai jeigu ir dumpina mane, tai bus tik dar viena buying opportunity, bent jau man ir mano Discordui. Jo, tai nežinau, pereinam prie altcoinų, kaip ir viską apžiūrėjom su BTC, visus įmanomus scenarijus. Dogecoinas irgi kol kas atrodo visai neblogai, atrodo bullish. Turime realiai 1, 2, 3, 4, laukime 5 veivo. Turime šiek tiek FIB klasterių tokių. FIB clusters atrodo nice. Dar apie jeigu Bitcoiną, tai jo, targetas, jeigu čia viskas yra good, tai targetas būtų šitas visas boxas, ne, tai būtų realiai swing, arba vienas iš dviejų variantų, arba tai būtų swing failure patternas, tiesiog kai fake outinam highs, grįžtam vėl į range, arba tai būtų failed auction, ne, tiesiog lūzinam praeitą high, tai ir aktyvuojasi mūsų short setupas. Taipogi, jeigu ir taip įvyksta, kad dabar pradėtume pumpinti per ateinančias dienas iki šito bokso ir kai gautume, tiesiog pradėtume eiti žemiau, tai nebūtų labai bearish, priklausomai aišku nuo tuometinės struktūros, bet aš ieškočiau bet kokiu atveju buying opportunities į aukštesnės kainas ir jo galimai labai aukštas kainas, kaip swing trade. Tai tebūnie kažkas tokio, jo, tai 130-140 tūkstančių, ne, būtų visai įdomu pamatyti. Bet čia labai dar anksti yra apie tai šnekėti, tiesiog pamiršau pasakyti apie short scenarijų, jeigu gausim pumpą, į kurį aš kreipsiu dėmesį labiausiai. Bet tai irgi tai nebus shortas iki nulio tuo atveju, jeigu paliečiam šitą boksą iš pirmą prieš nudampinam. Tai ja, Dogecoinas, kaip ir minėjau, turime visai clean 5-wave impulse, 3 to 4, 1, 2, 3, 4, padarėme, neinvalidatiname viso šito scenarijaus, targetas mano išlieka šitam tokenui 0,253 iki 0, give or take, šiek tiek ir didesnį padaryti, 0,26915, ne. Tai jo, šitoj vietoj irgi galimai ieškosime kažkokių short scenarijų.
padaryti dar vieną pullbacką, kas duotų dar vieną buying opportunity. Agent man atrodo kol kas labai gerai. Šiaip techniškai, techninės pusės kalbant, tai turbūt geriausiai iš visų šitų tokenų atrodo. Ir jeigu gausiu kažkokį pullbacką paėmus šitą local high, tai aš tikrai būsiu suinteresuotas longui. Realiai turime irgi kaip ir ant didžiumos koinų dabar, kuriuos apžvelgsime, 1, 2, 3, 4, 5. Laukiame to 5 move up, kur turime iš tikrųjų nemažai resistance. Tai jeigu kalbant apie resistance, turime weekly levelį, turime fib levelius, turime praeito mėnesio value area high, turime daily naked point of control. Tai realiai šitas visas 5 veivas galimai užsiendins, pasibaigs 1,5072 iki 1,5902. Šitoj vietoj irgi taipogi ieškočiau kažkokių short opportunities, tiesiog padaryti high ir low ir tada dar vienas impulsyvus veivas į viršų. Jo, kol kas sunku pasakyti, kur tai užsiendins, kol mes nepadarėm šito high. Eida irgi atrodo ganėtinai strong, long and strong. Realiai turime wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 eno flat ir darome labai tokį impulsyvų 5. Jo, tai eidos targetas išlieka locally bent jau labai arti to targetą esam, iš tikrųjų išjungsiu šitą alertą, nes kokią atveju mes šitą pahitinsim. Realiai išlieka 85 centai iki 88 centų. Ta prasme, nežinau, eida nežinau, eida ganėtinai sunkiai atrodo, ir gerai, ir sunkiai, ką turime menį, sakydamas tai, kad, jeigu šitas visas move mane labai triggerina, nes ganėtinai sunku yra suskaičiuoti labai clean struktūrą. Čia holimas irgi toks labai random vietoj, spaikas, jo, tai nežinau, tiesiog turiu target boxą, žiūrėsiu, kas čia bus, bet šiaip favoritas yra the moment agent. Jo, tai irgi jeigu gausim čia kažkokį reactioną, nežinau, ar eisiu į shortą, bet jeigu gausim 3 wave pullback, tai žinau tikrai vieną, kad eisiu į longą. XRP irgi ganėtinai įdomiai atrodo. Reikėjo man visą countą perdaryti, ne visą, bet tiesiog suprasti kitą probability, kad tai gali būti tiesiog multiple 1-2s. Kas yra multiple 1-2, tai yra 1-2, 1-2 ir dabar laukiam labai didelio 3, tai realiai targetas galimai būtų, šitą galim jau ištrinti. Jo, targetas būtų ganėtinai jau aukštai, bet kur nuo $3.80 iki $4.35 prieš atsirandant kažkokiai local konsolidacijai. Tada teoriškai turėtų atrodyti šitai konsolidacija, dar vienas high, konsolidacija, dar vienas high. Ir tada lauktume labai nuobodaus pullbacko. Ką turiu omeny nuobodaus, nes tai būtų ganėtinai ilgas jisai. Irgi kol kas labai sunku šnekėti, bet tiesiog turiu omeny, kad buys yra bullish ir highest probability vis tiek išlieka paimti bent jau minimum šitus ir šitus highs, nes viską, ką mes čia matome, tai yra ganėtinai corrective. Nebent tai vyksta, nežinau, kažkokia tragedija, ne, kur viskas pradeda dumpinti labai, bet jo, ta prasme, šitą galima irgi jau ištrinti. Iš esmės šitą galima perkelti čia, šitą čia, na, ta prasme, mes čia turime 1, 2, čia turėsime 3, 4, 5, ne. Tai jo, multiple 1-2s kol kas yra on the line.
Jo, tai šito tokeno traido neturiu kol kas, bet jo, daugiausia, man atrodo, potencialo turi Mr. Agent, apie kurį informuosiu Discordą, nehitinam 382 perfectly, nuo kurio gavom nice reaction. Jo, turim ir Value Area High, praeito range'o, ne, in Confluence, kas būtų irgi ganėtinai keitai, ką turiu omeny, kalbėdamas apie šitus visus resistance levelius, kad jo, tai tiesiog sunku bus tiesiog praskristi kaip pro nieką, pro šitą vietą, ne, ir galimai gausime mūsų norimą pullbacką, kad įeiti į didesnį longą. Swingish longas. Jo, tai, nežinau, kol kas turbūt tiek, ganėtinai trumpas update'as. Galit pasakyti, ar jums patinka ilgesni update'ai ir labiau in detail, ar patinka trumpesni. Jeigu norite visko išmokti, ką aš jums dabar rodau, tai prisijungti prie mūsų bendruomenės Discord, kurio linką paliksiu apačioje, description'e. Jo, jeigu turit kažkokių, nežinau, requestų, pamatyti savo maksimalios altcoin ETA, tai irgi parašykite komentaruose ir kitam video mes juos pasistengsime apžvelgti. Tai va, su jumis buvo OX Trades, CJ iš OX Trades ir susitiksime kitame video.